Pradėkime mūsų susitikimą. Na ir mes čia juokaujam, žiūrim, kaip glėbesčiuojasi žmonės susitikę ir matom, kad metai bėgo, į tokius susitikimus ateina dažniausiai tie patys žmonės, kuriuos mes pažįstam dešimtmečiais, bet yra ir nematytų veidų. Dabar mūsų susitikimų formą siūlom tokią. Pirmiausia, mes pasakysim, kodėl apskritai dalyvaujam šituose rinkimuose, kodėl būtent šitoje apygardoje. Ir paskui iš jūsų klausimai paprasčiausiai, ar raštu, ar iš vietos, mes juos rašom. Kas rašys klausimus? Danguolė, va. Galit prieiti jausį pašnibždėti, va mūsų Danguolė, atsistokit. Aš manau, kad čia visi tiek drąsus, kad atsistos ir paklaus, ar čia visi kuklus. Taip, jeigu kas nors norės. Taip. Tai mes ir pradedam prisistatymą, tiesiog pradėkim nuo Mariaus Jonaičio. Esu Marius Jonaitis, man 32 metai, viešosios politikos galima sakyti kaip ir specialistas. Esu Kazimiero Baršausko seniūnaitijos seniūnaitis ir tiesiog nebejingas žmogus. Nebejingas to, kad man rūpi, kaip čia ateityje gyvensim. Man rūpi, kaip čia Lietuvoje gyvens mano sūnus, kokioje aplinkoje, kokioje sistemoje jis bus ugdomas, ar Lietuvoje čia galės gyventi ir rasti darbą. Kad aš Lietuvos neišvyksiu, tai turbūt jau aišku, nes teko pabūti užsienyje ir pasupratau, kad ten ne man vis dėlto. Todėl esu nusprendęs dėti visas pastangas, kad čia susikurtume visi bendrą gyvenimą gerą čia, kiek tai įmanoma. Norint susikurti geresnį gyvenimą čia, Lietuvoje, pirmiausia, mes turime tapti šios šalies šeimininkais. Pirma, atsiimti būtent įstatymų iniciatyvos, įstatymų viršenybės, tiksliau, teisę, kuri dabar šiuo metu yra patikėta Briuseliui, tai būtų vienas iš tikslų. Antras, kontroliuoti savo šalyje esantį kapitalą. Man labai nepatinka toks faktas, kad, pavyzdžiui, 2012 metais, tik tai dabar skaičių nepasakysiu, bet apie 380 milijonų pelnų turėjęs Svetbankas, pelno mokesčius mokėjo gal apie 3000 litų. Man tai atrodo absurdiška. Man lygiai taip pat absurdiška kažkiek ir atrodo, kad kodėl Lietuvoje veikia vien tik Skandinavų bankai ir visą savo pelną jie įsiveža į Švediją? Kodėl Lietuvoje negalėtų veikti valstybinis komercinis bankas, kuris sugeneruotą pelną pasiliktų Lietuvoje ir skirtų Lietuvos žmonių gyvenimui gerinti? Tiek Kaune, tiek Vilniuje trūksta darželio. Atrodo, vaikų lyg ir mažėja, bet darželio vis trūksta. Man pačiam asmeniškai reikia iš vaikų ir aš niekaip į eilę nepataikau. Kodėl, pažiūrėjau, pelną, kurį kažkas saujelį bankininkų ją kontroliuoja, kodėl, pažiūrėjau, pelną nepadalinti liaudžiai, tautai. Taip pat, manau, kaip ir daugumą iš tikrųjų jau siūtina tie patys žmonės valdžioje su tais pačiais sprendimais, su ta pačia dainelė, kad visą laiką reikia kažkam nusilenkti. Anksčiau galbūt jie lenkdavos labiau į rytus. Dabar lenkiasi į vakarus. Mano tikslas, kad mes nieko nesilankstytume, nei rytams, nei vakarams, nei šiaurė, nei pietums. Mano tikslas yra tai, kad Seime turėtume savo atstovus, kurie stengtųsi atsižvelgti pirmiausiai į čia Lietuvoje gyvenančių žmonių interesus. Kad tai įvyktų, teks pakeisti visą Seimą praktiškai, nes iš ten esančių, kiek teko man bendrauti įvairiais pilietiniais klausimais, dėja šiuo metu nėra Seime nei vieno žmogaus, kurio būtų manoma šnekėtis. Esu rašęs begalę laiškų dėl įvairių iniciatyvų, jiems yra viskas tas pats. Jie savo ten atskiram pasaulyje gyvena. Todėl kandidatuoju kaip nepartinis kandidatas Lietuvos liaudies partijos sąraše, nes čia matau esančius bendraminčius, su kuriais teko susidurti tiek žemės referendumo metu, tiek rinkom kartu ir parašus prieš priverstinį imigraciją Lietuvos teritoriją, tiek daugybę kitų vyriausių socialinių politinių akcijų teko susidurti. Ir šie žmonės yra bendraminčiai. Su jais man yra negėda eiti kartu vienam sąraše. Labai džiaugiuosi, kad tai darau. Ir tikiu, kad mes galime pasiekti daug. Ir pasieksime daug. Daug kas nustebo, kad Stanislava Hana vis dėlto, nes pase aš esu Stanislava. Nemėgstu šito vardo, nemyliu, taip kad visi mane vadina Hana ir tikiuosi, kad taip ir liks, bet dokumentuose yra taip. Tai vat, gal kas nors nustebo. Kalbėt apie save
profesija mano yra režisūra ir dabar nepasakosiu, kiek ten tų spektaklių, kiek ten visokių renginių ir visa kita, manau, kad ne tame yra esmė. Pasakysiu, kodėl aš čia. Aš buvau čia, plačiaja prasme, sąjūdžio metu, su istoriku tokiu, kur kauniečiai turbūt žino, yra toks Aleksandras Vaškelis. Mes kada pirmam susirinkime supratom, kad kiti nėra tokie naivūs ir kaip buvom mes tada, mes atsistojom ir išėjom. Mes nedalyvavom tose rinkimuose pačiuose pirmuose ir aš šito niekada negailėjau, nes atėjo, galvoju, ten ir protingesnių už mane, ir įdomesnių žmonių. Bet kodėl dabar aš einu? Einu šitos partijos sąraše, kaip nepartinė, bet einu todėl, kad galėčiau savo anūkams pasižiūrėti po kokių 20 metų į akis ir pasakyti, aš bandžiau, man gal nepavyko, gal ne viskas taip, kaip aš galvojau ir kaip mes mąstėm, pavyko, bet aš bent jau pabandžiau. Nes jūs žinot, kad dabar pilni Facebookai, pilni internetai labai protingų, super protingų žmonių, labai daug mąstančių, bet jie sėdi padėję savo sėdimas ant kėdžių ir nieko nedaro. Net kai juos pakvietė į susirinkimą ar į spektaklį, jie visi prižada, o taip mes ateisim. Jie net nepadaro šito veiksmo ateiti. Nes žmogus turi padaryti tą veiksmą, kažką padaryti, o nesėdėti, skūstis, inkšti. Aš šiandien jums sakau, nes čia iš esmės kaip Mūzos Rubeckytės koncerte, reiškia visi savi artimieji ir giminės. Ir pažįstami. Bet aš galvoju, kad mes turim padaryti šito žemėje tiek, kiek nuo mūsų priklauso. Ir man atrodo, kad dabar atėjo tas laikas, kad arba dabar, čia ir dabar, aš darau šitą veiksmą, aš elgiuosi taip, kaip man diktuoja mano sąžinė ir protas, arba ne. Tai taip trumpai. Mes dar kalbėsim. Be abejo. Na, žiūrėkit, pirmiausia klausimas turbūt kyla ir čia sėdintiems, ir tie, kurie stebi šiaip jau internetinę erdvę, kodėl aš asmeniškai einu Centro ir Žaliakalnio apygardai. Nes atrodytų pati sunkiausia apygarda, šansų laimėti atrodytų mažiausiai. Tam yra dvi priežastys. Pirma priežastis – Centras ir Žaliakalnis yra 30 mano gyvenimo metų. Aš pragyvenau dalį gyvenimo centre prie autobusų stoties, kitą dalį Žaliakalnį Balninkų gatvelė, čia ne per toliausiai yra. Taip kad Centras ir Žaliakalnis tai yra tas Kaunas, kuris suformavo mane, tas Kaunas ir ta gyvenimo vieta, iš kur mes eidavom į Vilijampolę pas Haną naktimis diskutuoti. Hana nepasakė vieno labai svarbaus dalyko. Mes 10 metų iki sąjūdžio pradėjom praktiškai ten tokią antitarybinę kuopelę kurti. Ir tarp kitko, Hana turbūt patvirtins, mes jau tada laukėm ir tikėjomės, kad sulauksim to momento, kai Tarybų sąjunga grius ir Lietuva turės laisvas rankas. Tik mes galvojom, kad tai bus mūsų senatvė. O aš sakau, sulauksim. Ir sulaukėm. Taigi štai Centras ir Žaliakalnis tai yra mano mokykla, mano draugai, mano namas, tiek ten, tiek čia. Tai kur daugiau eiti, jeigu eiti Kaune, ar ne? Bet yra antra priežastis, ko gero gal ir svarbesnė. Ir siejasi su šituo sudėtingumu šitos apygardas. Na, žiūrėkit. Pastarosius 25 metų Lietuvos politinį gyvenimą lemia dvi partijos – socialdemokratai ir konservatoriai. Premjerai buvo tik iš šitų dviejų partijų. Ginčo turbūt nėra, ar ne? Šitos dvi partijos ir veda tuo keliu, kuriuo mes einam 4 amžiaus. Geriausias rezultatas ir pavyzdys, kągi mes pasiekėm, tai yra gyventojų skaičiaus kreivė.
Taigi štai šitos partijos ir yra atsakingos už šitą kreivę, Bet yra ir dar daug kitų dalykų. Taip jau atsitiko, kad su konservatorių lyderiu, tuo senuoju lyderiu, tuo tikruoju lyderiu, kuris yra ir šiandien lyderis konservatorių partijos, mes nuo pirmų dienų buvome skirtingose barikadų pusėse. Ir aš jums dabar tiesiog pavardinsiu, jūs prisiminsit, kurgi tie mūsų interesai išsiskyrė. Taigi štai, Sąjūdžio suvažiavimas. Sąjūdžio suvažiavime užkulisyje mes priiminėjom, ruošiam Sąjūdžio politinę programą. Ir ten susiduria mūsų interesai su tuometiniu lyderiu Sąjūdžio. Aš sakau, kad ta Sąjūdžio programa buvo tiesiog perestroikos programa. Aš pasiūlau įrašyti bent Ribbentropo-Molotovo padarinių likvidavimas. Kategoriškai nesutiko. Buvo, nesvarbu, aš nepasakosiu tos istorijos. Atsirado tas punktas. Atsirado. Toliau. Sąjūdis paruošė konstituciją. Daugelis iš jūsų turbūt nustebsit, bet Sąjūdžio paruošta konstitucija, 88 metai, joje buvo šneka apie Lietuvą naujam istorijos etape TSRS sudėtyje ir 64 straipsnis tos konstitucijos kalbėjo apie naują sąjunginę sutartį. Ir po šitą konstituciją buvo Landsbergio parašas, Kuzmicko parašas ir daugelio dabartinių tų konservatorių parašai. Mes visą šitą paskui padarysim filmą ir parodysim jums vizualiai. Aš buvau prieš šitą konstituciją, nes buvo nesuprantama, kam reikia tokios konstitucijos, kuri nieko nekeičia. Tai tada sakau, nepriimkim jokios, jeigu tuo metu negalėjom dar pasakyti aiškiai, ko norim, tai nepriimkim jokios. Štai jums susikirtimas. Toliau, aukščiausia taryba jau. Nepraeina nė mėnuo laiko. Aukščiausios tarybos pirmininkas išeina į tribūną ir siūlo keisti laikiną pagrindinį įstatymą ir leisti parduoti žemę užsieniečiams. Aš atsistoju ir sakau, palaukit, kur jūs skubat, mes dar nežinom, kaip su lietuviais elgsime. Iš vis buvo neaišku, kaip ta žemė bus grąžinama Lietuvos piliečiams, jau siūlo parduoti žemę užsieniečiams. Vėl susikirtimas. Toliau prasidėjo privatizacijos reikalai. Atsirado Tautos pažangos frakcija Seime. Mes buvom visiškai kitokio supratimo, kaip reikia privatizuoti valstybės turtą. Mes buvom prieš daugelio iš viso neprivatizuojamus siūlėm objektus palikti. Toliau, kas čia dar, kad prisimint? Paskui prasidėjo Europos Sąjungos reikalai. Mes sakėm, kad Europos Sąjunga mums neatneš šitos laimės, kurios jūs tikitės. Jie buvo, kaip žinot, karščiausi šalininkai. Paskui prasidėjo NATO reikalai. Mes sakėm, kad įstodami į NATO mes tampam pafrontės zoną. Tai buvo 2000 metai. Ir mes tada aiškiai supratom, kad anksčiau ar vėliau tas buvimas NATO mus atves į konfliktinę situaciją su Rusija. Ir šiandieną mes tą turim. O mes galėjom nestoti į tą NATO. Paskui prasidėjo jau Europos Sąjungos padariniai. Ignaliną uždarom. Jie nori uždaryti, mes nenorim uždaryti Ignaliną. Jie nori lito atsisakyti, mes nenorim lito atsisakyti. Jie sako, kad niekas nebrangs. Patys matot, kas atsitiko. Taip? Nu ir va taip einam. Ir dabar pabėgėlių reikalas. Svarbesnio dalyko negu pabėgėliai. Šiandieną Lietuvoje yra svarbesnis klausimas tik mūsų nykimo klausimas. Nes jeigu tie pabėgėliai ateis į Lietuvą, va taip kaip jie atėjo vakarų Europą, jūsgi dabar važinėjat, matot, kas ten darosi. Nu, ar reikia aiškinti kažkam, kad tada Lietuvos kaip tokios nebebus. Taip kaip jau šiandieną nėra Paryžiaus, kaip nėra Marselio, jeigu buvo. Šiandieną mes galim viską padaryti, viskas mūsų rankose. Tai reikia tik Seime žmonių, kurie keltų rankas prieš va šitas visas kvotas. Taip kaip daro Vengrai, taip kaip daro Lenkai, taip kaip daro Čekai. Žiūrėkit, Čekijos prezidentas kaip laikosi. Taigi štai aš jums išdėsčiau 25 metų istoriją ir kiekvieną
vat kiekvienai šitų fundamentalių Lietuvai įvykių mes buvom priešingose pozicijose su konservatorių ir socialdemokratų partija. Nes visus šitos dalykus, privatizacija, žemė, ten Ignalina, Litas, balsavo Seime kartu. Ir socialdemokratai, ir konservatoriai, ir prie jų ten šliedavosi liberalai, darbo partija, Paksas. Jie tik tais papildydavo visą šitą, bet iš esmės paradui vadovauja socdemai ir konservatoriai. Ir tokie žmonės kaip aš visą šitą laiką buvo priešingose pozicijose. Ir Hana dėl to yra šiandieną su mumis, kad mes taip pat matėm visus tos įvykius. Ir jinai taip pat matė, mes pastoviai bendraujam. Ir tie žmonės, kurie yra kartu su mumis, jie va taip mato reikalą. Ir dabar, kodėl atrodytų toks sudėtingas veiksmas šitoje apygardai? Todėl, kad mane asmeniškai buvimas Seime nedomina. Vat man kaip žmogui, aš iš Seimo nieko nenoriu. Aš turiu pragyvenimo šaltinius, man tik apsunkins mano gyvenimą buvimas tenais, nes aš turėsiu savo gyvenimą pakeisti. Bet yra tam tikra atsakomybė. Aš esu signataras, aš esu vienas iš šitos valstybės naujam istorijos etape kūrėjų ir aš taip pat noriu, kad ta valstybė egzistuotų tame pavydale, kuriame mes ją kūrėm. Ir aš matau, kaip visą tai gali labai lengvai sugriauti. Ir šita atsakomybė mane verčia dalyvauti šitose rinkimuose į pačią sunkiausią apygardą ir štai kodėl. Nes šitoje apygardoje eina va šitos 25 metų istorijos naujas simbolis. Taip? Bet žiūrėkit, simbolis tai naujas, veidas naujas, bet kelias tai senas siūlomas. Juk tai siūlai tuo pačiu senu keliu. Ir aš čia noriu tiesiog pasitikrinti šitoje apygardai. Tai yra simbolinis pasirinkimas. Jeigu žmonės ir praėjus 25 metams rinksis naują veidą, bet seną kelią, vadinasi, taip jie nori. Vadinasi, mes kažko nesuprantam apie mūsų tautą, ir mes gausim atsakymą. Mes gausim atsakymą. Simboliškai tai bus atsakymas, ar, sakykime, kauniečiams tinka tai, kas vyko šitą ketvirtį amžių. Ir dar tai pasakysiu. Tas darbas Seime, va tokiam žmogui kaip aš, tai yra panašu kaip, įsivaizduokit, jūs esat gydytojas. Ir jums naktį kažkas skambina, sako, ypatingai kokiam 19 amžiui, ar ne? Atvažiavo iš kaimo ir jūs kviečia tenais ligonis. Tai argi tam gydytojui malonu naktį važiuoti? Kažkur į kaimą grūstis, bet pareiga verčia. Tai lygiai tas pats yra su šitais rinkimais. Pareiga verčia ir dėl to aš nesibaiminu pralaimėjimų. Bet aš noriu simboliškai pasižiūrėti, kaip lietuviai supranta apskritai va šitą visą politinį gyvenimą. Nes jeigu jie balsuoja už naują veidą ir seną kelią, senus bėgius, tai kakta sienos nepramuši. Vadinasi, toks jau mūsų likimas. Ir aš noriu gauti atsakymą. Taigi štai pradžiai tiek. Carinė sėvio-zapadnai karo vėl, SSR vėl, Eurosąjungos vėl tas dalis. Tai manau, kad paskutiniai gerbim šitą punktą reikėtų privalgyti. Vienas klausimas, antrą dar klausimas. Tai reiškia, kad mokesčių našta dar kraunama ant dirbančių. Nors tie emisarai, Europos Sąjungos ir fondų, vis Lietuvos sako, jūs per daug apmokestinate darbo likvidavimą. Ir šitas punktas kaip tik dar daugiau mokesčių daro. Dėl mokesčių jūs neteisus, nes mokesčių našta nepadidėjo, tiesiog dirbantysis matys, kiek jis realiai kainuoja darbdaviui. Dabar didelė dalis žmonių mato tik tai, kai gauna į rankas, o tą dalį, kurią sumoka darbdavys, jis nemato ir iš to kyla įvairios, o pavyzdžiui, vakaruose daugelėje šalių jis moka nuo visos.
Ir žmogus žiūri ir jam atrodo ta lietuviška alga dar mažesnė negu realiai yra, palyginus su ten vakarų šalimis, ir tas įverčia emigruoti, nes jis elementariai nesusigaudo, kaip tas visas mechanizmas atrodo. O mokestinė našta nuo to nedidėja, dėl to, kad Lietuva yra ES dalis. Nu, žiūrėkit, kaip čia parašyta. Kol dar yra pati ES ir Lietuva kaip jos dalis. Tai va čia ir viskas pasakyta. Kol dar yra ta ES, mes matom, kas su ją darosi. Yra labai realu, kad ta ES keisis, bet dabar jinai yra. Ir Lietuva yra jos dalis. Nesvarbu, kad tas referendumas buvo niekinis už alų ir miltelius ir 2 dienas vyko, suprantat? Bet formaliai, tai ką mes dabar turim rašyti, kad jinai nėra dalis? Aš skaitau internete komentarus žmonių, jie svarsto dabar, kaip rinktis. Jūs irgi turbūt skaitate, ar ne? Kaip rinktis, už kurios balsuoti. Ir žiūrėkit, ko jie dažniausiai nori. Sako, reikia balsuoti, pavyzdžiui, už teisininkus ir ekonomistus. O kam čia pas mus reikalinga Hana, pavyzdžiui? Kam čia mums tų artistų, mes jau tų artistų turėjome. Tarkim, jūs išrenkat teisininkus ir ekonomistus. Bet juk esmė yra, ar tas žmogus, ne tai, ar tas žmogus teisininkas ar ne, o kaip jis balsuos, pavyzdžiui, už pabėgėlių kvotas. Taigi teisininkas gali balsuoti ir už pabėgėlius, ir prieš pabėgėlius. Už tankų pirkimą ir prieš tankų pirkimą. Tai lemia ne tai, ar jis yra teisininkas ar ekonomistas, o kokios jo pažiūros. Ir štai aš staiga internete skaitau ir retas, kuris kelia klausimą, kad ieškokim žmonių, kurie atitinka mūsų supratimą. Bet jūs skaitysit komentarus ir žiūrėkit, kaip jie nekelia klausimo, o kogi mes norim. Jie ieško sąžiningų, padorių, skaidrių, tenais, nežinau, jaunų ir taip toliau. Nu dabar koks jums skirtumas, ar tas žmogus jaunas ar senas? Skirtumas yra, kaip jis ruošiasi balsuoti. O kaip jis ruošiasi balsuoti, atsispindi programose. Ir jeigu jūs pažiūrėkit mūsų filmuką, pasirinkimas yra. Mes parodom, kaip skirtingai partijos jau dabar rašo, kaip jos skirtingai balsuos. Pavyzdžiui, ta transatlantinė sutartis. Vat girdit, vokiečiai priešinasi, prancūzai priešinasi, ar ne? O pažiūrėkit, pas Karbauskį yra už tamprius santykius su Jungtinėmis valstijomis. Pas socialdemokratus tas pats, pas konservatorius suprantama, kad tas pats. Tai dabar koks jums skirtumas, ar tas žmogus yra jaunas, senas, sveikas, ten girtuoklis, blaivininkas? Jeigu jūs norit ir jūs manot, kad transatlantinė sutartis Lietuvai bus blogai, tai jūs turite ieškoti žmonių, kurie taip pat galvoja. Ir tada jau antras dalykas, ar tas žmogus jaunas, ar jis ten senas, ar jis artistas, ar jisai arklininkas. Jis gali būti bomžas paskutinis, girtuoklis paskutinis. Bet jeigu jis balsuoja taip, kaip jums reikia, tai jūs turite tokį rinkti žmogų. O jūs dar sykį, sakau, internete skaitykit komentarus, o dabar nauja akcija kyla. Sako, reitinguokim tuos, kurie yra sąrašo gale. Gal skaityt, ne kas? Ne, čia yra vienas toks saitas, ten 30 000 yra narių ir jie dabar sugalvoja naują triuką. Sako, kad neišrinktume tuos, kur sąrašo priekį visada išrenkami, reitinguokim tuos, kur gale. Nu ir koks tau skirtumas? Nu gerai, tu išreitinguosi tą iš galo į pirmą vietą, bet tu klaus, kaip jis balsuos. Ir atrodo toks paprastas dalykas. Ir aš nežinau, gal kolegos paaiškint, kas čia per mechanizmas veikia, kad tokia paprasta logika žmonės nesupranta. Kur aš neteisus, ar kas nors užginčytų šitą teiginį, kad esmė yra, kaip žmogus ranką kels, o ne kokia jo profesija, ne koks jo išsilavinimas ir taip toliau. Paskui jau tuos įstatymus teisininkai apipavidalins. Teisininkas yra reikalingas, kad įvilktų į formą tą nubalsuotą turinį. O pats turinys tai priklauso nuo žmogaus pažiūrų. Ir štai mes tas pažiūras jums deklaruojam. Mes prieš pabėgėlius. Mes prieš tankų pirkimą, nes manom, kad jie mūsų neapsaugos, o priešingai tik tais pablogins situaciją. Mes esam už tradicinės vyro ir moters vertybės. Be jokių ten tų partnerysčių. Mes esam prieš juvenalinį justiciją, kuri griauna tėvų ir vaikų santykius.
Dabargi buvojat užsienyje, matot, kaip ten tos vaikus, toj pačioj Norvegijoje, kaip lengva tos vaikus atimti. Arba jeigu kas pamenat, va čia prieš porą metų buvo Seime tas smurto prieš vaikus įstatymas bus. Ir smurto savoka išplėkė į tokių rėmų, kad kiekvienas iš jūsų patenka po to apibrėžimu. O juk visa tai ateina, tos mados ateina ir už jas reikia arba balsuoti, arba ne. Tai va tokiu ir jūs ir turit rinktis. Jūs galit mąstyti visiškai kitaip negu mes. Aš pilnai sutinku su tuo. Bet kai kažkas balsuoja, jis turi suprasti, už ką jis balsuoja. O dabar ruošiasi balsuoti, sakykime, už tą Žaliųjų ir Valstiečių sąjungą. Mylėjai mano, aš dabar paklausiau jūsų, o ką apie tai galvoja Skvernelis, tai, ką mes čia išsakėm? Jūs nepasakysit. Jūs nežinot, ką Skvernelis galvoja, nei apie juvenalinį justiciją. Tarp kitko, matėt, kur jis nuėjo? Taip, suprant. Bet žinokit, aš įtariu, kad jis net nesuvokė, kur nuėjo. Suprant? Tai aš sakau, aš net įtariu, kad jis net nesuprato, kur jis nuėjo. Bet Šakalienė tai suprato, kur jį veda. Tai vadinasi, jūs balsuodami už šitą partiją, kaip jie gražiai bešnekėtų, tos žodžius darni Lietuva, ten darni šeima, bet pas juos yra štai Šakalienė. Taip, vadinasi, jie balsuos už juvenalinį justiciją ir už visus tos genderizmus. Žodžiu, savo rezidentas genderistinės. Taip, arba paimkim socialdemokratus. Ką jie bešnekėtų dabar apie pabėgėlius, tie socialdemokratai? Pas juos yra tos dvi moteriškės, kurios stovėjo su plakatais kviečiančios, taip? Taip. Tai jeigu jūs balsuojate už socialdemokratus, reiškia, jūs balsuojate už pabėgėlius. Aš suprantu, kad galbūt kažkam atrodo, kad tame nieko blogo, tvarkoj. Bet man liūdniausia ir keiščiausia, kada žmonės balsuoja, turėdami visai kitą nuomonę, balsuoja už partiją, sakant, kurių nuomonės nesutampa. Aš nežinau, gal papildykit, kas per mechanizmas veikia, kad žmonės atrodo tokio paprasto dalyko nesupranta. Galiu iš tikrųjų pasakyti, nes kas keiščiausia, aš kadangi žiūrėjau vis tiek, kaip vyksta rinkiminės kampanijos tarp mano konkurentų, tarkim, kad turi Petrašiūną vienmandatinėje apygardoje ir perskaičiau žmogaus, kuris ten jau gal 3 kadencijas iš eilės išrenkamas pono Starkevičiaus programą. Ten programą jis parašė tokių dalykų. Aš statysiu darželius, remontuosiu gatves, ir taip toliau čiuožyklą pastatys. Pirmas dalykas, Seimo narys tokių dalykų nedaro. Tai yra užsiimama, pasarbaidina, kad rimta partija, bet užsiima populizmu ir meluoja žmonėms, tiesiog natūraliai. Aš niekada nemeluoju ir viską rašau taip, kaip aš manau, būtent kaip Rolandas įsakė, pagal pažiūras, kaip aš balsuočiau tam tikrų klausimų. Ir iš vis pati geriausia, turbūt mano idėja, manau, kad yra, būnant Seime, stengtis perkelti valdymo galės žmonėms. Tai yra būtent sumažinti referendumą inicijuoti kartelę nuo 300 iki 100 tūkstančių. Ir reikėtų įvesti Seimo nario atšaukimo mechanizmą kokiu nors būdu. Lygiai taip pat tiesiogiai renkami seniūnai, nes dabar seniūnai, kaip žinote, yra skiriami savivaldybės administracijos direktorių, tai būna tie patys partiniai ten sėdi visą laiką. Gali 10, 12 ar 15 metų sėdėti tos pačios partijos atstovas ir jisai tvarkys savo partijos reikaliukus, o nesižvelgti į vietinės seniūnijos poreikius. Galima vystyti daugybę iš tikrųjų svarbių reformų, bet manau, svarbiausias dalykas yra būtent žmonių švietimas. Aš jau vakar, kai parsivežiau laikraščius, tai jau pradėjau nuo pat vakaro ir šiandien vaikščiau per butus, šnekuosi su žmonėmis, jiems aiškinu kiekvieną dalyką. Aiškinu apie pažiūras, rodau, ko aš pats vaikštų ir nešioju, nes ten manęs nestoja kažkoks neaiškus kapitalas, neaiškus pinigai. Ir viskas tvarkoja, žmonės labai normaliai reaguoja. Žmonės gana pozityviai nori permainų, tiesiog reikia labai daug darbo įdėti. Aš manau, kad tarkim mūsų pažiūros, kurias mes čia deklaruojame, jos yra pakankamai suprantamos žmonėms, tiesiog reikia jiems palankę formą tai išdėstyti. Yra dar mėnuo laiko, per mėnesį laiko mes galime pasiekti labai daug. Kadangi buvo žemės referendumas ir mes surinkom per 3 mėnesius virš 320 tūkstančių parašų, tai matematiškai skaičiuojant per mėnesį po 100 tūkstančių parašų surinkdavom. Per šį laikotarpį per mėnesį mums reikia surinkti mažiausiai 70 tūkstančių žmonių, kurie už mus balsuotų. Tada automatiškai mes tapsime parlamentinę partiją. Kada tapsim parlamentinę partiją, žmonės jau matys, kad yra jų atstovai
ir jau ateityje galima už kažko užsikabinti, žvelgiant į tolimesnius metus, į 20 metus. Lygiai taip pat kaip ir kelia ponas Kavaliauskas klausimą dėl Lietuvos nepriklausomybės, taip aš visiškai su jumis sutinku, šiame etape mes nepriklausomybės neturime. Ir vienas iš mūsų tikslų būtų tą nepriklausomybę atkurti. Galbūt ateityje netgi, aišku dabar šiame etape dar galbūt anksti, gal žmonės dar neprisiruošę tam, bet reikėtų pamąstyti apie lit exit. Anksčiau ir vėliau reikės. Nes aš manau, kad po 20 metų žmonės ir patys apie tai daugiau pradės šnekėti, kadangi baisės dar tai pinigėliai iš vakarų jau, kurie dabar dar teka kažkiek. Laukia, sakau, ilgas kelias. Noriu paklausti, Kaip jūs pasieksite konkrečiai? Čia deklaruoti visą tą visos partijos, tą partijos susirašo kaip ir visos partijos. Turbūt reiktų naujoviškai kažkaip kitaip. Aš tą darysiu, aš tą pasieksiu. Nelabai supratau, ką reiškia kaip visos partijos. Per Facebooką nepasieksiu. Kaip pasieksit konkrečius rinkimus? pasigaminau laikraštuką. Vakar parsivežiau iš Vilniaus, tenais mašina buvo nusėdus jau. Čia yra mano veidas, čia yra mano idėjas. Mariau, kviečiame rinkimus. atsistojo žmogus ir mus kažkuo kaltina. Jeigu mūsų idėjos jums yra artimas, jūs turit klausti, ką aš galiu padėti, kuo aš galiu prisidėti, o ne ką jūs darysit. Aš už tą ir sakau. Suprantat? Palaukit. Aš juk pasakiau, jeigu jums nereikia, kad aš čia laimėčiau, man tikrai nereikia vienam šito. Čia jums turi būti šito poreikis. Ir jūs turit padėti savo, o ne man. Aš eisiu balsuoti už jūs. Tai lygiai taip pat ir laikraštį paneškit. Aš balsuosiu už jūs, o ne eisiu. Maža to. Mariau, kiek žmonių jau aplankėjai vakar ir šiandien? Vakar aš aplankiau apie 400 žmonių. Reikia ne tik balsuoti, kada reikia ir agituoti. Tai štai koks mūsų darbas. Tai va, tai yra labai didelė prasmė. O ne tai, kad va, aš ateisiu, aš už tamstą pabalsuosiu, žiūrėkit, koks aš labai geras. Ne, mums tokių gerų nereikia. Mums reikia visiems dirbti, norint kažką daryti. Jūs nedarot man loskos tuo. Taip, jisai aukojasi. Taip. Jūs savo turite aukotis, ne man. Nes jeigu jums reikia, kad aš laimėčiau, kad mano balsas skambėtų iš Seimo va šitais klausimais, tai jūs turite sakyti, aš balsuoju ne už jūs, aš balsuoju už save. Sąjūdžio suvažiavime išrinkom Sąjūdžio Seimą. Ir jame atsidūrė dalis kauniečių, nedidelė dalis kauniečių tarp 220. Po metų laiko, jūs atsimenat tuos ginčus tarp Kauno ir Vilniaus? Iš ko jie kilo? O todėl, kad atsirado keli kauniečiai, kurie kryptingai veikė, kurie paruošė savo konstitucijos projektą prieš Vilniaus konstitucijos projektą. Ir į Sąjūdžio Seimo darbo pabaigą mes turėjom jau didelę įtaką tame Seime, nes yra psichologijoje dėsnis toks. Jeigu pelkė, arba 100 žmonių tarpe atsiranda nors 5, kurie kryptingai veikia ir dirba, jie anksčiau ar vėliau paskui save nusitempia visus kitus. Dabar žiūrėkit, tas pats atsitiko aukščiausioje taryboje. Kodėl Landsbergis paleido aukščiausią tarybą? Todėl, kad jis per vidurį tarybos jos nebekontroliavo jau. Ir nebekontroliavo didžią dalim va dėl tokių kaip mes, kurie patyliukai, suprantat kaip yra. O žiūrėkit, kas ateis į šį Seimą dabar. Karbauskio partija, pažiūrų nėra. Sutinkat? Socialdemokratų partija, pažiūrų nėra. Konservatoriai, pažiūrų nėra, apie darbo partiją iš vis nekalbu, suprantat? Gal tik liberalai paradoksaliai turi pažiūros, viską parduot, viską privatizuot, taip sakant, ir taip toliau. Tai dabar žiūrėkit, šitokiam Seime, kur ateina žmonės neturintys pažiūrų, jeigu atsiranda grupė žmonių, kurie veikia vieningai, patikėkit, po pusės metų mūsų frakcija bus dviguba jau. Dviguba bus. Ir aš net žinau pavardę žmonių, kurie mums patekus į Seimą, po kokių pusės metų jau bus pas mus. Nors jie šiandien eina kitose partijose. Pavyzdžiui, buvo balsavimas praeitą rudenį dėl užsieniečių teisinės padėties. Visas Seimas balsavo už to įstatymo pakeitimą ir atvėrė kelią pabėgėliams, bet buvo keletą žmonių iš visų partijų, kurie balsavo prieš. Tai kai Seime skambės, jeigu skambėtų balsas kitoks,
visada pradeda į tą pusę krypti ir tie, kurie panašiai galvoja, bet dažnai nedrįsta. Nes yra toj partijoj, tam sąraše, bijo išsišokti ir panašiai. Va toks yra atsakymas. Ir šita sistema veikia visur, tai yra dėsnis psichologijai, o, pavyzdžiui, gamtoj, jeigu yra pelkė, ir toj pelkė atsiranda siauriausias upeliukas, tai po kurio laiko visa pelkė pakrypsta to upeliuko linkme. Ir iš esmės, va tai, kas 25 metus vyksta Lietuvoje, tai yra va to konservatorių lyderiaus va ta nuolat ir nuolat palaikoma srovelė. Ir kadangi kito balso neskamba politinėje erdvėje toj pagrindinį, visi ir linksta. Ir socialdemokratai pasidavė, ir darbo partija pasidavė, ir Paksas pasidavė. Iš esmės vat ir yra. Užtat aš ir sakau, šitoj Saulės centro Žaliakalnio apygardoje yra simboliškas pasirinkimas. Naujas veidas, senas kelias, arba vis tik permainos. Ir vat šito tai aš bijau mažiausiai, kad mes paskesim tam Seime. Tai reikia tik mūsų ten 5-7, kadangi mes žinom, ko norim. Mėlėjai, jeigu čia, nežinau, leisiu savo nekukliai pasakyti. Pasakykit, kuris iš partijos lyderių gali 4,5 valandos atsisėdęs paskaityti va tokią programą. Parodykit man jūs. O yra 100 video, taip? Galit man parodyti kitų partijos lyderių va tokius video. Vat jums yra atsakymas. Vat jums yra atsakymas. Ne, va ten buvo klausimas. Mes būtume už tą elektroninį balsavimą, bet turėtų būti galimybė patikrinti paskui savo balso atsiradimą reikiamoje vietoje. O kol nėra va tokios galimybės patikrinti, ar tikrai tavo balsą užskaitė taip, kaip tu norėjai, yra labai lengvai manipuliuoti. Estai puikiausiai Estijoje įmėtus rinkimus, kad dar ką nors... Ne, tai aš sakau, aš negaliu atsakyti, ten nežinau virtuvės, kas konkrečiai blokuoja, bet iš principo mes būtume už tokį balsavimą, bet tik su galimybė patikrinti, kaip tas balsas realiai atsidūrė, kur. Nes kadangi teko daug lietuvių ir... Taip. Suprantama. Taip, bet kauniečiai atsimena turbūt, kaip užlūžo kompiuteriai. Ir būtent Kaune jie užlūžo. Taip. Ir po to, kai jie atlūžo, nežinia, ar teisingai atlūžo. Tai va čia yra problemėlė šiokia tokia. Turėtų būti garantija ir galimybė pasitikrinti savo balso reikiamoje vietoje buvimą. Kas dar kelia ranką? Aš galvočiau, kad galbūt jums pagalba reikalinga. Reikalinga, be abejo reikalinga. Va čia sėdi mano atstovas. Tai aš apie tai ir norėjau kalbėti, kad jeigu jūs manot, kad aš dabar atvažiuosiu į Kauną ir eisiu nuo durų prie durų, aš šito nedarysiu. O liberalai darė. Taip. Palaukit, vieną minutę. Nenorėkit iš manęs išsunk 9 kailius nuraut ir kad aš už jūs atlikčiau jūsų darbą. Jūs turite atlikti savo darbą. Mes padarysim skrajučių, vat jūs jas ir panešiokit, suformuokim komandą, čia yra žmonių, kurie yra pasiruošę prie to prisidėti. O dabar jūs, žiūrėkit, vat ponas Sotis sėdė atsipūtęs ir klausia, o kaip tu ten dirbsi? Jeigu jums reikia, tai dirbam kartu. Visi, kurie norėtų prisidėti, pasilikit po šito. Mes užfiksuosim jūsų koordinates ir bandysim ieškoti paskui galimybių kartu dirbti. Žinokit taip, turbūt jeigu čia atėjom, tai bent jau didžiuma suprantat, kad vis tik tai šitą apygardą, kaip jūs sakote, širdim suprantat, ne? Tai yra simbolinė apygarda. Tas pastatytas 100 000 per Lietuvą surinkti, aišku, mes galim, tai kiekvieną savo regione, pavyzdžiui, aš negalėsiu už vieną kandidatą atiduoti balsą, todėl kad kauniai balsuoju. Už partiją galėsiu atiduoti, ne? Ir tos 700 000 gal mes ir surinksim. Ir Rolandas bus Seimo narys, bet esmė yra ne tame. Tame, kad būtent šitoj apygardoj Rolandas turi laimėti bent vienas žmogus. Būtent Rolandas. Vat jūs pasakėte esmę, kodėl aš čia atėjau balotiruoti. Tai svarbu, jūs net neįsivaizduojate. Taip. Čia būtų lūžis visuomenės sąmonėje. Taip. O gal jam koks lūžis, jūs neįsivaizduojate?
Taip. Tai būtų epochinis lūžis. Ponas Šalčius. Šiuo atveju jau televizijos visos tikrai tai paviešino. Taip. Kad jeigu čia kartais pavyktų laimėti, tai būtų lūžis visuomeniniai sąmoniai Lietuvos. Taip, kad čia yra ypatinga knyga. Taip. Tai man būtų malonu sužinoti, ar šita grupė, pagaliau šita partija, jūsų ta pagrindinė ideologinė linija, jūsų pačių sukurta, ar jūs ją pasiėmėt iš, nežinau kur, iš Smetonos laikų, iš tarybinių laikų, iš dar prieš tai pasiėmėt dar rinkėjų. Tai sakysim, gerbiamas Rolandai, aš šitaip norėčiau, kadangi šiek tiek pažįstu į sociologijos mokslą, tai kad Rolandas neklaustų, kad paskui po rinkimų paaiškės, kiek balsavo Žaliakalnio apygardoje. O jisai jau šiandieną, jis vis tik puikiai žino kalbą, iš kur ta vizija ateina, ar čia tai yra jūsų 3 ar 4 žmonių kūrimas, ar jūs dar kaip pasivadovavot, nežinau, mokslininkai, Jo, kolegų, jūs esat matęs nors vieną video mano? Video esat matęs internete? Ne, ar esat matęs? Aš jaučiu, kad salėje yra žmonių, kurie geriau už mane atsakys, ar ne? Kolega, yra keli šimtai video, kurie yra sukaupti per keliasdešimt metų. Pirmieji siekia dar 92 metus. Ir visa ideologija nuo 92 metų ir eina. Va štai sėdi mūsų tautos pažangos dar buvusios moteris. Tai yra sena ideologija, kurią mes vadovaujamės visą gyvenimą. Tik tiesiog tautos pažanga va dėl jūsų tam tikro abuojumo išnyko ir šiandieną mes perkeliam savo visą ideologinę bazę į liaudės partijos rėmus. Viskas yra internete, dabar aš jums, jeigu pradėčiau pasakot, aš jaučiu didelė žmonių dalis nuobodžiaus, nes jie viską žino ir dažnas vos nemintinai iš čia susirinkus. Suprantate? Bet esminiai dalykai. Tai vat būtent kratkas stistra talanta, pasižiūrėkit video, kuris vadinasi Tautinės valstybės išlikimo pamatas. Yra 15 punktų. Yra 18 minučių filmukas ir jūs turėsit supratimą apie mūsų pasaulėžiūrą, pasaulėjautą ir taip toliau. O šiaip programa rinkimams irgi yra 13 naktigonė. Esminiai klausimai tai yra pirmiausia, pats pirmas punktas, išlikti šiandien, kad būti rytoj. Nes nėra svarbesnės problemos, kaip sustabdyti mūsų išsivaikščiojimą. Nes jeigu viskas bus kaip iki šiol, tai po 20 metų nebus apie ką kalbėti iš viso, kaip apie Lietuvą. Tai mūsų programos pats pirmas punktas. Po to eina be abejo šneka, kaip tą pasiekti, bet čia jau reikia kalbėti valandą laiko. Aš čia, taip sakant, neversiu nuobodžiau žmonių, nes aš tikiu, kad daugumą iš jūsų yra matę, ar ne? Tai matot, visi linguoja galvas, visi matė. Tai tiesiog jūs pasižiūrėkit. Jūs čia pradžioje pokalbę minėjot, kad konservatoriai kitų jų kolegų valdymo metu Lietuvoje mažėja gyventojų. Vaizdžiai nurodyti taip, tikrai mažėja. Nekartą teko matyti jūsų video, kad sakėte, valstybėse, kuriuose gyvenimo lygis gerėja, žmonių mažėja. Gal galėtų patikslinti, ką jūs turėtų omeny? Demografinį aspektą, Taip, gerai, supratau. Migracinį aspektą, ar demografinis lytis imigracinio ir tęsio. Toj 13 naktigonė yra detaliai atsakyta į tai, ką jūs dabar norite išgirsti. Lietuvoje gyventojų skaičiaus mažėjimas susideda iš 2 dalių. Vienos yra natūralios priežastys civilizuotai valstybei. Ir Lietuvoje gyventojų skaičius, gimstamumas, pradėjo mažėti 60 metais. Kai tik po karo gyvenimas nusistovėjo, kada tik išaiškėjo, kad valstybė garantuoja senatvę, pensijas ir taip toliau, žmonės pradėjo mažiau gimdyti vaikų. Ir tai yra kiekvienos civilizuotos valstybės požymis. Įsijungia mechanizmas kažkoks, matyti, yra dėsnis. Ir vakarų Europoje tas pats. Ir visur, važiuokit, toj pačioj Kinijoje, tik gyvenimas pradėjo gerėti. Tie patys arabai, kur gimdo vaikus dešimtimis, atvažiuoja į Europą, gyvenimas pasikeičia ir visai kitas istorija. Bet yra kita dalis mūsų
išnykimo. Tai yra emigracija. Tai štai gyventojų skaičiaus mažėjimą gimstamumo prasme galima suvaldyti vaiko pinigais, ką daro Baltarusija, ką daro Rusija, žinot, vaiko pinigus Rusijoje didelius ir duoda efektą. Kitas pasakys, kad tai yra negražu pirkti vaiką ar ne už pinigus. Nu yra moralinis aspektas, geriau, kad iš meilės gimdyti. Nu bet jeigu nedaro, tai ką daryti? Tai nieko nepadarysi, kartais reikia ir to finansinio mechanizmo. O štai su emigracija yra kebliau. Čia vėl aš turėčiau dėstyti jums naktigonį. Pažiūrėkite, ten viskas yra atsakyta. Emigracijos klausimas yra sudėtingas. Bet štai aš atsakau ponai dėl mūsų tų, kad trumpai ir aiškiai. Pirmas punktas šitas. Toliau antras punktas. Ir antra dalis vadinasi. Tai, kas yra labai svarbu ir nesunkiai pasiekima. O tai yra pažiūros. Važiuokit, reikės balsuoti už migrantų kvotas, ar ne? Taigi nereikia 10 darbo. Tai reikia tik pakelt ranką prieš. Ir viskas. Ir dar paagituoti kitus Seimo narius prisijungti prie šito. Važiuokit, tas pats žemės pardavimas užsieniečiams. Kada Landsbergis 90 metų balandžio mėnesį išėjo su pasiūlymu parduoti žemę užsieniečiams, aš buvau vienintelis, kuris suabejojo šito. Visi sutiko, niekam netrodė, kad čia kažkas ypatingo. Aš buvau vienintelis, kuris suabejojo, bet man pavyko suagituoti paskui 14 žmonių. Tai buvo konstitucinis balsavimas ir užteko, net pamenu ten, ar 15 ar 17 reikėjo ir mes užblokavom. Ir aukščiausios tarybos metu, nors jie turėjo daugumą, jie tą žemės pardavimą užsieniečiams siūlė kokį 5 kartų. Ir sėkmingai užblokuodavo. Paskui jau ir daugiau žmonių suprato, kad čia netoks paprastas reikalas. Taip kad, antra ta dalis mūsų ir pagrindinės idėjos rinkimuose. Taigi sakau, dėl pabėgėlių. Paprastas sprendimas. Biudžeto paskirstymas. Leisti dabar tos milijardus pirkti šitas visas haubicas ar neleisti? O jūs turėkite omeny, kad šitos haubicos tai yra nuimama nuo švietimo, nuo medicinos, nuo pensininkų ir aš dar suprantu, jeigu tai turėtų kažkokią naudą. Aš nematau logikos tame, aš niekaip nesuprantu, kaip gali suturėti, jeigu jau bus ta agresija iš Rusijos pusės, ar ne? Kaip gali suturėti haubicos jų agresiją, kurios priešą ruošiasi pasitikti, skaitėt, už 4 kilometrų atseit šaudysim, taip? Taigi vyrai supranta, atskris keli kalibrai, iš ten dar suprant ir tų haubicų nėra. Ir kai jau viskas bus patvarkyta, tada ateis į šitą teritoriją. Kokia prasme aš negaliu suprasti? Niekaip negaliu suprasti. Kai mes girdim apie auksinius šaukštus, tada pradėti įtart, kad galbūt prasmė yra visai kame kitur, ar ne? Nes nuo šaukšto tai uždirbsi ten 40 eurų, o kiek galima nuo tos bokserių uždirbti? Aš kalbu apie seniūnijų tarybų atkūrimą. Ir kitas klausimas, ar nedėrėtų pagalvoti apie Kapos teise paremtą rinkimų sistemą, kai partinė sistema yra šalinama, jos vietą atsistoja ta sistema. Oi, dievai. Ir jie kūrė fantazijas, jie ieško to, ko iš vis niekur nėra. Arba kitas, pavyzdžiui, pasakys, reikia pirmą patobulinti žmogų, o tada viskas savaime įsispręs. Ir kol žmogus netobulas, kam į tos rinkimus iš viso eiti? Prantat? Tai aš atsakau taip, tai palaukit. Gal jis ir patobulės kažkada po 1000 metų, bet pabėgėliai tai ateis rytoj. Ir sprendimą tai reikia priimti šiandien iš dabar esančių aplinkybių. Ir tą kapo sistemą rinkimų, jeigu mes ir norėsim įvesti, tai galbūt, nežinau, kažkur ateityje. O dėl savivaldybės, čia paskui Marius pakomentuos. Bet žiūrėkit, aš jums papasakosiu vieną istoriją. Savo metu, kai darėm laidą su Šleževičium, kas geresnė premjerė, vyresnė atsimenat, buvo toks atvejas. Atvažiuoju pas jį, žiema, ir Turniškėse aš tada nuomavau Alytnamį. Čia prisiklausė turbūt visokių legendų apie mano gyvenimą Turniškėse. Aš gyvenau elementariausiam Alytnamį su Brežnevo laikų baldais. Ir mokėjau nuomą. Šalta buvo ten. Šalta dabar. Nesame reikalas. Bet ten galėjo kiekvienas iš jūsų išsinuomoti. Tai nebuvo jokios, bet kuris galėjo išsinuomoti ir gyventi. Netame reikalas.
Ir aš mačiau užsnigo, o ten yra ambasados. Ir aš atvažiavęs pas premjerą, sakau, klausykit, reikėtų tą sniegą nuvalyti gėlę prieš tos ambasadorius, nes mano mašina užstrigo ten, tie ambasadoriai kasasi. Ir žiūrėkit, jisai skambina tuometiniam Vilniaus merui Vidūnui. O jis buvo konservatorius, o tie buvo socialdemokratai. Prie manęs skambina merui Vilniaus, sako, va žinot, čia sniegą reiktų, kad jūs tą nuvalytumėt. Jisai sako, aš nepamenu pažodžių, bet iš esmės pasiunčia jį po Vilnių. Tu man ne viršininkas, tu ne mano partietis, ir tu man jokių nurodymų duoti negali. Nes meras buvo išrinktas savarankiškai, į ką jisai nori, tą jis ir daro. Tai tada Šleževičius paskambino transporto ministrui, tas atsiunčia kažkokį ten traktorių ir nustumė tą sniegą. Ką aš to noriu pasakyti? Kada žmonės agituoja už, pavyzdžiui, tiesioginius mero rinkimus ir savivaldos nepriklausomybę nuo centro, tokioj mažoj valstybėj kaip Lietuva, tai jūs gaunat karaliukus kiekvienoj konkrečiai apygardai ir tų karaliukų paskui nepajudinsi. Ir dabar kas gausis? Tas vietinis karaliukas, turėdamas pinigų, jis nupirks tos rinkėjus ir paskui rodys špygas ir prezidentui, ir premjerui. Ir jūs verksit krūvinom ašarom, nežinodami, ką su juo daryti. Panaši istorija buvo Rusijoje. Galbūt jauni žmonės rusiškai nesupranta, aš pasakysiu ir jiems. Ten buvo tiesioginiai gubernatoriaus rinkimai Rusijoje. Ir priejo iki tokio laipsnio, kad išrinkdavo gubernatorių sėdinti kalėjime. Nes jis turi pinigų, kol jis sėdi kalėjime, jis ten nuperka visą tą, reikalą, nuneša močiutėm, dovanėlių ir jos už jį nubalsuoja. Ir paskui tas gubernatorius, o įsivaizduojat Rusiją, ta gubernija tai yra Europos dydžio. Jie pradeda kelti separatistinės nuotaikas, o ką man ta Maskva reikalinga. Ir dėl to dabar yra panaikintas gubernatorių tiesioginis rinkimas Rusijoje. Lygiai taip pat yra Prancūzijai. Prancūzijoje gubernatorių skiria prezidentas. Lygiai dėl tos pačios priežasties. Bet yra niuansas. Vat seniūnijų lygiai, va čia jau perduosiu žodį Mariui, kažkokiam lygmenyje, ko gero tai yra įmanoma, ir turi žmonės ten, kur tikrai vienas kitą pažįsta, kur yra ta bendruomenė, daug maž galinti vieną kitą sučiupinėti. Jie turi be abejo turėti daugiau teisių, bet ir tai turi būti galimybė tokį seniūną vienaip ar kitaip pašalinti iš pareigų, jeigu jis ten kažką netaip daro. Nesuprantat, kaip yra? Čia tas pats kaip ir su rinkimais. Kodėl žmonės nori balsuoti už asmenybės? Ne? Visi nori balsuoti nenori balsuoti už sąrašus. Taip? Vat įdomu, kaip jūs čia sėdintys galvojat. O žiūrėkit, kodėl žmogus nori? Todėl, kad jis didžioji dauguma balsuotojų pažiūrų neturi, supratimo apie reikalus neturi, bet jam patinka tas žmogus. Ir svarbiausia, jis nežino, ką jis galvoja. Jis jam tiesiog patinka. Ir jis nori balsuoti už tą, kuris jam patinka. O ar tas žmogus, pavyzdžiui, bus už pabėgėlius ar prieš, jis net neklausė šitą, suprantate. O kai balsuoju už sąrašą, ten yra daug kurių nepatinka. O sąrašai tam ir yra, kad atvežtų pažiūras, va tokia kaip mūsų partija su pažiūrom, tai vienintelis šansas surinkti tuos 70 000 ir patekti. Ir ten reprezentuoti jūsų, ne tik mūsų, bet ir jūsų supratimą. Arba dar kita logika, jeigu apie tas asmenybės prakalbėjom. Įsivaizduokit šituose rinkimuose, spalio viduryje išrinktas Seimas ir partijų nėra. Įsivaizduokit, susirenka 141 asmuo, didžioji dalis tarp savęs nepažįstami, partijų jokių nėra. Paaiškikit man, kaip bus premjeras apskritai skiriamas. Kaip prezidentė skirs premjerą? Samdomas premjeras. Samdomas. Tai bet palaukit, bet premjerą, matot, žmogus iš karto, bet mesgi nežinom, ką tas premjeras darys. Taigi, matot, kaip yra, jums atrodo, kad yra tik viena nuomonė Lietuvoje.
Tai jūs tiesiog nesuvokėt, kad žmonės yra skirtingų pažiūrų. Ir vieni yra už tos pabėgėlius, o kiti prieš tos pabėgėlius. Tai kai jūs skirsit premjerą, jeigu jūs skirsit, kuris yra prieš pabėgėlius, kita dalis nesutiks. Bet aš turbūt ne... Atsiprašau, pirmą Marijus, tegu apie tą seniūnijas pakomentuoja, jis ten arčiau jų yra. Renkamas paprastai, yra seniūnijai paskelbiama, kad vyksta rinkimai, prieš tai žmonės registruojas, kurie nori dalyvauti. Ir būtent iš tos seniūnaitijos žmonės pasivys eina ir metų į urną, balsuoja už atitinkamą seniūnaitę. Aktyvumas mažas, balsuoja nedaugiau 100 ar 200 žmonių, nes žmonės tiesiog yra arba jie nežino, arba jiems yra neįdomu dažniausiai. Dėl to kartais galbūt valdžią daleisti žmonėms reikia palengva, nes daugumai to nesidomi. Ir vis tiek laimi partijos stovai. Taip, kaip ir krepšinį visi žino. Ir teatrą išmano visi žino. Ir teatrą, ja. Gerai, pirmą čia buvo, paskui. Nu, arba... Nu, gerai. Visų kandidatų... Ja, mes žinom, ja. Ar pas pakviestas ar ne? Ja. Kur tai vyks jau gal žinoma? Kažkokiai kaviniai. Aš dabar įdėsiu internete vieną komentarą, kuris yra Petrašiūnų komisijos vieno iš tenais nario, kuris pakomentavo beje Rolando Paulausko pačios, sakė, su tokiom pažiūrom jie negali dalyvauti rinkimuose. Tai palauk, aš einu tos į tai vienmandatį apygardą, tos žmogus, kuris skaičiuos balsus, jisai pasako, kad pagal vienas pažiūros gali kandidatuoti, o kiti negali kandidatuoti. Pavyzdžiui, Linkevičius ir Landsbergis yra gerai, bet, pavyzdžiui, ką Rolando Paulausko judėjimas sako, tai yra blogai ir tokie žmonės neturėtų dalyvauti rinkimuose. Bet tokie ekscesai jau pasitaiko, dabar yra išlenda. Reikės apie... Čia ponia pasakė esminį dalyką, va tą, ką jūs anksčiau šnekėjote. Čia iš tikrųjų yra susidūrimas, fundamentalių pažiūrų tokių sluoksnių susidūrimas. Bet jis turi įvykti. Taip, jie stengsis padaryti viską, taip. Aš jums sakau, mane nedomina buvimas Seime, mane domina padaryti kažką. Nes jeigu mane domintų tik patekimas į Seimą, tai aš irgi sakyčiau, šalin korupciją, pirmas punktas, antras punktas, sumažinti Seimo narių skaičių, ar ne, patiktų visiems, trečias punktas. Ne, trečias punktas, deputato atšaukimo mechanizmas turi būti. Kaip? Va. Ir kiekvienam po BMW. Taip, kiekvienam po BMW, pensijos ten tokios, algos tokios, pirmin. Bet aš tada, kaip aš į save turėčiau po to žiūrėti, 30 metų ten tas naktygonės daręs, taiga aš pradėsiu pats savo meluot. Tai jūs iš manęs juoksite, sakys, nu jau žinai, jis protėjo, ne? Jeigu tais, kai aš sakiau Sąjūdžio suvažiavimą kalbą, aš buvau tikras, kad didžioji dalis Lietuvos yra už nepriklausomybę, nu sutiksi turbūt, ar ne? Juk didžioji dalis Lietuvos tai laukia šito. Ir mes natūraliai bijojom, kad valdžia gali mums to šanso neduoti. Tai tada mano ta kalba buvo motyvuota už mano nugaros stovinčią didelę dalim Lietuvos tautos. O dabar tai 82% yra už Europos Sąjungą. Taip, yra oficiali statistika, taip. Ne, taip yra realiai, žinot. Tai dabar, jeigu tu išeisi ir pradėsi šaukti, va šiandien išstojame iš Europos Sąjungos, ką tu laimėsit? Didžioji dalis tautos yra kitos, nu. Dabar kodėl yra taip? Kodėl yra taip? Todėl, kad per ketvirtį amžiaus, kitaip pasakykime, prieš ketvirtį amžiaus sistema griuvo ir vyresni žmonės, jūs atsimenat, jūs pakliuvot į bėdą. Griuvo jūsų gyvenimai, griuvo jūsų darbo vietos ir taip toliau, viskas subirėjo. Per šitą ketvirtį amžiaus Lietuvos visuomenė išmoko prisilaižyti prie naujos sistemos. Kieno vaikai vakaruose, ar ne? Kas ten kokį pinigėlį gauna, taip toliau. Kitas galvoja, nu jau čia bus visai blogai, išvažiuosiu pas vaikus į Norvegiją. Sutinka? Ir dabar aš atsistoju ir pradedu jiems sakyti, žinai, griaunam vėl. Taigi mane akmenim užmėtys. Tie žmonės jau vieną kartą savo gyvenime viską jau turėjo sugriuvę. Ir dėl to aš to žmonės suprantu, kodėl jie bijo tos Europos Sąjungos griūties. Ir jie natūraliai didžioji dauguma dėl to bijo, pasąmoniai. Ir taip ir bus, kai ta Europos Sąjunga grius, o jinai greičiausiai grius, vėl bus didžiulės bėdos. Nes kai sistema griūna, nugriūna žmonių gyvenimai, suprantate? Tai dėl to mes ir nešaukiam šitaip, kad šiandien būtinai dabar, nes tas nieko neduoda.
Bet mes esame už ką? Už tai, kad svarstyti, kaip mes gyvensim, kai ta Europos Sąjunga subirės. Nebijot svarstyti tos galimybės, kad jinai gali subirėti. Ruošti alternatyvinius variantus. O dabar žiūrėkit, ką daro tos visos sisteminės partijos. Jos gyvena taip, lyg ta Europos Sąjunga atrodytų 1000 metų atėjo, ar ne? Ir kai aš jų klausiu, aš esu klausęs aukščiausių Lietuvos pareigūnų, ar yra per didelė kaina už buvimą Europos Sąjungoje? Jie atsako, nėra. Ir jie, žiūrėkit, dėl to jie ir pabėgėlius priims. Jie puikiai supranta, kad jų nereikėtų priimti, bet jie bijo pasipriešinti Briuseliui. Tai vat, jeigu šnekėt, ar suprantamai pasakiau, kodėl mes galų gale su tais radikalais negalim būti kartu. Ir tai beliko tik, o liaudės partija tai yra, kaip čia pasakyti, iš esmės tai yra tos vadinamos mūsų gretos, jeigu čia kas nors žino. Nes į rinkimus eina žmonės iš esmės iš tų mūsų gretų judėjimų. O mūsų gretos tai formavo ir Elona yra mūsų gretos, kuri beje grįžo iš emigracijos irgi, sako, paveikta mano kalbų. Lietuvos sąrašas yra visiškai priešinga pozicija, tai yra liberalai, tai yra Sorošo fondas, tai yra konservatoriai, tai yra atsarginis konservatorių flangas ir tiek. Su tai žmonėmis mes neturim nieko bendro iš viso pažiūrose, mes į skirtingas pusės žiūrim visiškai. Kad jums nereikia, kad jūs būtumėte išrinktas į Seimą, kad mums reikia. Ne. Tuoj paaiškinsiu. Man asmeniškai nereikia. Man asmeniškai. Nes man nuo to gyvenimas pablogės, o ne pagerės. Tai yra, jeigu bus valstybė valdoma, jeigu... Ne, jeigu tik man to reikia. Pagal jūs gyvenimas pablogės. Tada aš sutinku už jūs, kartu su jumis, atstovauti jūsų matymą Seime ir kariauti už mūsų Lietuvos supratimą. Gydytojas, kuris naktį važiuoja pas ligonį, jūs turbūt sutinkat, jis jokio malonumo neturite iš to. Bet jį pareiga, jis turi važiuoti, nes tai aš, kadangi šitiek metų tų video pridaręs, šiandieną žmonės man daro spaudimą, sako, baig kalbėti, taip dabar daryti. Nu tai aš ir darau. Ko jūs nepadarėt? Ar ką reikėtų dabar daryti kitaip, nes dabar yra daryti antrąją partiją, ką reikėtų daryti kitaip, kad iš tiesų patektumėt į tą valdžią vadinamą ir jūsų požiūrį ir mūsų požiūris. Dar kai buvo referendumas dėl stojimo, Tautos pažanga buvo vienintelė partija, kuri oficialiai užsiregistravo ir agitavo prieš. Bet net agituodamas prieš, aš supratau, kad tuo metu didžioji lietuvių tautos dalis negalėjo suprasti, kad šito daryti nereikia. To jums paaiškinsiu, kodėl. Todėl, kad mes gyvenom Tarybų Sąjungoje, už to uždaroj tokioj erdvėj, ir mes susifantazavom gyvenimą vakaruose. Mes jį susigalvojom ir mes jį įsimylėjom. Ir kai tu įsimylėjusiam žmogui aiškini, kad jo meilės objektas yra ne toks, kaip tu įsivaizduoji, paimkit savo dukrą, kai jinai įsimylės kokį nors bjaurų kaimyną jums. Ir jūs pabandykit ją įtikinti, kad tas kaimynas yra bjaurus. Kol jinai jį mylės, jūs jai nieko neįrodysit. Tai dėja lietuvių tauta buvo tokioj padėty, jinai mylėjo savo tą pasaką susikurtą ir ką mes ten beaiškintume, mes nieko jiem įrodyti negalėjom. Lygiai dabar tuo pačiu keliu eina Ukraina. Vat ką tik prieš porą metų jie šokinėjo Maidane, irgi tikėdamėsi, kad tuoj ten bus visą kitą, pažiūrėkite, jie šalį sugriovė. Ir tiems ukrainiečiams rodo, žiūrėkit, sako, toje asociacijos sutartyje parašyta, kad tai nestojimas. Ten yra, jūs daugumą turbūt neskaitėte, o aš skaičiau, ten buvo atskirų sakinių parašyta, kad šita sutartys nesuteikia jokių privilegijų Ukrainai stojant į Europos Sąjungą. Tu rodai ukrainiečiams, va žiūrėkit, jis nežiūri. Tai dėl to mes galėjom, nežinau, ant ausų atsistoję vaikščioti. Buvo meilė buvo Europos Sąjungos vizijai tai susikurti. Kodėl taip yra? Taigi aš jums aiškinu, dėl to, kad mes gyvenam uždarom pasaulyje. Kas jums geriau, ar kad išrinktų
Nu, žiūrėkit, aš leisiu savo pasakyti, kad jūs tada nesupratot pagrindinės mano minties šiandien. Man visiškai nesvarbu, ar jie vienmandatininkai ar ne. Man svarbu, ką jie galvoja. Man svarbu, kad jie balsuotų paskui prieš tankų pirkimą, prieš migrantus, prieš tos visus partnerystės santykius. Ar jis vienmandatininkas, ar daugiamandatininkas, neturi jokios reikšmės. Tada pasakysiu dar kitaip. Žmonės tikrai nesidomi politika. Taip. Labai nesidomi. Taip. Tikrai jais per sąrašus ieškoti Taip. geriausių iš tų sąrašų, kad galėtų išrinkti Pagirdi. galvojančius, kaip jūs galvojate. Tikrai to nebus. Taip nebus. Tai vis dėlto ką geriau? Kaip padėti jums, kaip įtikinti kitus žmonės, ką geriau, kad jums išrinkti? Mums? Ar tuos partinius, kuriuos partija įtakos galbūt? Aš tada nebelabai suprantu, ką reiškia mums. Tai mums abiem yra svarbu, kad išrinktų žmonės, kurie galvoja taip pat. Svarbu, bet didžiąją dalį jie nesupranta. Nu tai jūs ir turit savo aplinkoj paaiškinti. Ir tiek. Pavyzdžiui, esu skaitęs tokį komentarą. Žmogus iš Panevėžio rašo. Sako, aš nunešiau jūsų video kažkokiai senai moteriai. Parodžiau jai vieną, antrą, trečią, verkt pradėjo ir taip toliau. Vat išdirba darbą. Taip, jūs visi matotės, kaip sakė, 7-10 žmonių. Taip. Ką jūs į kompaniją parengti? Taigi jau kalbėjom apie tai. Bet- Per visus sąrašus Taip. perėti neįmanoma, kad visiems įtikinti ir tikrai parinkti argumentus. Bet ponia, juk tie kitų sąrašų žmonės, jie ne mūsų bendraminčiai. Tai ką jūs berinksit, Tai jau nesvarbu, kas šalia. visiškai, nes jie ne mūsų bendraminčiai. Ir jie puikiai įrodė, važiuokit, prasidės debatai kitą savaitę. Tai kaip jie susitarė? Debatuos socialdemokratai, konservatoriai, paksistai, karbauskininkai ir darbo partija. Ir jie diskutuos tarp savęs. Tai jau galima daryti išvadą, kad jūs net iš šitų geriau nereikia. Be abejo, nes va tie ir įrodo, kad jie nieko nesiskiria, suprantat? Jie ir balsavo, ir už privatizaciją balsavo, ir už tos pabėgėlius, jie visi balsuoja vienodai. Tai kuriuos jūs be išrinktumėt, mūsų pažiūrų žmonėms, jokio skirtumo, jie visi vienodi. Tai jūs turite agituoti balsuoti žmonės už mus, jeigu jie taip pat galvoja. Taip, bet vis tiek, kad jūs Nieko nepadarysi, kita dalis be abejo bus kitų pažiūrų. Ir tada įsijungs tas mechanizmas, kurių bus argumentai svaresni. Bet tą, ką aš šnekėjau pradžioj, jeigu bus mūsų nors keli žmonės, mes didelę dalį tų žmonių patrauksim pas save, nes jie neturi pažiūrų, o mes turim pažiūras. Mes ateinam kaip, idėjiniai žmonės. tada šitos konkrečios iškarpos labai norėčiau tikrai visiems šitą tą. Nes didelė dalis sako, nesvarbu, ką darysim, vis tiek bus tas pats. Nu taip, bet žiūrėkit, ponia, bet tada jūs jų paklauskit, ar bus tas pats, jeigu vienas yra už tankų pirkimą, o kitas prieš? Tai kaip tas pats? Nu jo, bet kaip jiem tai šviečia? Sako, aš žinau, jie rašo, jūs visi sako vienodi. Nu, bet argi mes vienodi? Nu. Žmonės kiti nenori net girdėti. Aš žinau, tai jeigu tie žmonės norėtų girdėti, tai mes kitoj Lietuvoje gyvename. Rantat? O čia, žinokit, ne tik Lietuvos bėda. Pažiūrėkit, Jungtinės valstijos. Prie ko priejo? 2 kandidatai ir vienas už kitą, kažkokios komedijos, suprantat? Tai šitokia valstybė pasaulyje vadovauja, o žmonės tokie patys, prie ko privedė. Atsiprašau, aš šitoj vietoje paskui, kad suprantat kaip yra. Va tie, kurie čia sėdi, ta nedidelė saujelė žmonių, kurie turi šiokią, kitokią sąmonę, kurie šiek tiek geriau susigaudo. Tai va tie šiandien turi vienytis, kad išgelbėti ir save, ir tuos, kurie nesusigaudo. Ir va teisingai moteris sakė, kad mes visi turim kartu nudirbtą darbą, nes paskui bus ir tiem, kur nesusigaudo geriau. O kad jie nesusigaudo, žinokit, taip yra ir taip bus. Jūs ar esat žiūrėjusi Naktigonę nors vieną? Tai vat pasižiūrėk, bet aš turiu pasakyti, aš turiu minį. Vienoj Naktigonėje aš skaitau Makovskio eilėraštį. Jinai vadinasi Mana šalis, tas eilėraštis vadinasi. Tas eilėraštis yra parašytas 19 amžiaus viduryje, 1850 kažkelintais metais. Jūs skaitykite tą eilėraštį, ir jums atrodys, kad jis parašytas yra vakar vakare.
arba galės bus parašytas rytoj ryte. Lygiai tokia pati Lietuva buvo to 19 amžiaus viduryje. Ir va ką tik turėjom diskusiją su ponu Varkala, čia prieš šitą susitikimą, jis irgi pesimizme paskendęs, ir aš jam duodu šitą eilėraštį kaip pavyzdį ko. Šitas eilėraštis rodo, kad mes šiandieninė Lietuva nesam nei kiek blogesni už tos, kurie gyveno prieš mus. Kitaip sakant, visada yra didžioji dalis žmonių nesusigaudantis, gobšus, savanaudiški, bet tame yra ir optimizmas. Nes jeigu paaiškėtų, kad anksčiau žmonės buvo geresni, o mes dabar va tokie kokie esame, nu tai reiktų nusišauti, reiškia viskas, degradavom, ar ne? Bet aiškėja, kad niekas nesikeičia. Vadinasi, pastovi yra tik kova. Kova su bukumu, kova su nežinojimu. Ir tą kovą turi vesti tie, kurie žino. Ir nėra kito mechanizmo, suprantate? Ir dėl to nėra ko pergyventi, kad didelė dalis nežino. Ir nesužinos. 92 metais, kai mes ėjome rinkimus, mūsų reklaminiam klipe Audi, kurį aš buvau įkalbėjęs repų beje, repų stilių įkalbėjau programą. Mes paleisim ją, paskui galėsit paklausyti. Tai aš ten sakau tokį sakinį, kad tautos pažanga eina rinkimus ir aš tikiu, kad didelė dalis iš jūsų pirmą kartą girdite apie mus, nes net ir Sabonį ne visi yra girdėję. Prantat? Tai 92 metais sakiau. Tai aš tikiu, kad ateisit per Lietuvą ir jūs rasit žmonių, kurie nežino, kas tas Sabonis. Taip, kad dėja toks yra žmogus, taip sutverta. Kai tu nieko nesupranti, nieko nežinai, tai labai lengva ir viską numoti ranką ir atsakomybės jokios. Vieną kartą viena moteriškė pasakė tokį dalyką. Sako, skutu aš bulves ir klausau tave per teliką. Tai buvo daug metų atgal. Nu, sako, aš viską žinau, 100 kartų girdėjus, bet man darosi baisu tas bulvės. Žinot kodėl? Todėl, kad supranti, kas kalba. Vat kai ateis čia kiti kandidatai, kaip jie kalbės? O tas pats pagrindinis čia mano konkurentas. Jie kalbės tokios tuščias frazes, arba kaip tai reikia padidinti, pakelti, arba Karbauskis, mes už darnią šeimą, už tvarę ekonomiką, už to niekas neslypi. Ir tu žinai, kad ta žaltis vėjų šneka, ir iš karto tu jį numoji, o kai aš šneku, jūs suprantat, ką aš šneku, ir kai jūs supratot, jūs prisimat atsakomybę. Vat kaip kad ir šitą koaliciją, ar ne, aš jums išaiškinu, jūs supratot ir nebegalėsit remtis dabar vėjai šitais, nes jūs jau supratot. Jūs mandat, kuo daugiau supranti, tuo didesnė atsakomybė. Ir tada turi tą atsakomybę nešti. Va dėl to aš ir šitose rinkimuose, kaip tas gydytojas, kuris naktį važiuoja pas ligonį. Nors jokio malonumo nėra. Ir jums jokio malonumo nebus agituoti ant tos visus kaimynus. Bet nėra kito kelio. Nu nėra kito kelio. Nes tas Makovskio eilėraštis 19 šimtmetį kalba lygiai apie tokį patį žmogų. Paklausykit Naktigonės, jūs visą tą rasite. Nu, matot, mūsų programa jau yra pateikta, bet asocialių šeimų reikalas yra... Jo, bet žiūrėkit, taip, bet žiūrėkit, iš ko jis susideda. Jisai susideda iš nepalankios gyvenamos aplinkos, iš tuštėjančių kaimų, iš nebuvimo darbo vietų mažose miesteliuose. Ir mūsų programa yra visas pulkas priemonių. Pavyzdžiui, perkelti valstybinės įstaigas į rajono centrus, kad atsirastų gyvybė, kad atsirastų kažkokie pavyzdžiai kitokio gyvenimo. Nes dažnai žmonės tampa socialiais iš nevilties. Kaimai tuštėja, darbo vietų nėra, nu ir belieka tik tais burnelę padaryti. O čia kompleksinė, čia nieko nepadarysi, čia gelbėti reikia šeimas kaip tokias, reikia kurti aplinką kitą. Ir važiuok, va čia yra klausimas, kurio neįspręsi nei per metus. Ir tas, kuris jums čia atsisėdė sakyti, kad aš rankos pakelimu žinau, kaip tą padaryti, jis meluos. Čia yra sunkus ilgametis darbas. Bet pas mus yra programa, paskaitykit, Lietuvos liaudės partija, atsidarykit programą,
ten yra daug visokių dalykų. Tai va. Bet čia su šituo klausimu labai siejasi vaikų atėmimas. Suprantate? Ir vienas dalykas atimti vaikus iš tikrai asocialių šeimų. Ir anksčiau buvo visa teisinė bazė, vat vyresni žmonės atsimena, dar tarybiniais laikais viskas buvo sukonstruota. Kaip, kas, kada tuos vaikus galima atimti, bet dabar tai perkeliamas klausimas praktiškai, kiekvienai šeimai. Jūs turbūt sutiksit, kad šiandieną vaiko teisės yra auginamos, tėvų teisės siaurinamos, mokytojai verkia graudžiom ašarom, nes nebežino, ką daryti. Žiūrėkit, kas atsitinka klasėse. 30 vaikų, jų tarpe 3 autistai, ar ne? 3 iš asocialių šeimų chuliganai ir mokytojas turi užsiminėti su tais chuliganais, paskui dirbti su autistais, o 20 sėdi ir laukia. O iš kur tas kyla? Užtat, kad mes užsižaidėm žmogaus teisėmis, mes norim integruoti tuos autistus į normalią visuomenę, bet nukenčia tai. Tada sveiki vaikai nukenčia. Ir mokytojas užsiminėja tais, o kaip anksčiau buvo ir kaip logiškai būtų. Tie autistai turi mokyti spec mokyklose, su spec pedagogais, su spec lėšomis, ten prie jų turi dirbti galbūt daugiau mokytojų, nes dabar nukenčia visi. Čia aš sakau ne savo, aš sakau tą, ką man mokytojai pasako. Reiškia, tie normalūs vaikai iš autistų juokiasi, jokia integracija nevyksta. Tie nelaimėliai jaučia tą jų pašaipą, dal labiau užsidaro savyje, tuo naudojasi tie chuliganai. Pavyzdžiui, jūs geriau už mane žinot, negali mokytojas vaiko portfelio patikrinti. Jis atsinešė ten kažkokių, pavyzdžiui, cheminių medžiagų, jis negali patikrinti. O koks bus sekantis etapas? Kaip yra Švedijai, Skandinavijai. Bus telefonas mokyklai, kurio reikia skambinti ir apskųsti tėvus. Žinot, kad yra Norvegijai tie dalykai. Ir viskas. Ir dabar žiūrėkit, kas iš to visko gaus. Vaikas išauga be pareigų, vat pas mus programų užtat ir akcentuojama, kad vaikai yra mūsų tąsa į amžinybę, bet ne tik su teisėmis, ir su pareigomis. Nes jeigu vaikas neturi pareigų, iš jo išaugs ne tik egoistas, iš jo išaugs žmogus nepasiruošęs gyventi ateities pasaulyje. Jūs turbūt sutiksit, pasaulis tai yra žiaurus. Ten reikia kovoti už savo už savo buitį, už gyvenimą. O vaikas yra ruošiamas gyvenimui rojui tokiam. Ir jis paskui išeina sulaukęs 8, o pasirodo visai ne taip tame pasaulyje yra. Tada važiuojas į Norvegiją, galvoja, turbūt ten yra tas. O ten dar griežčiau, ten prie silkių jį pastato. Ir pirmi. Tarybiniais laikais šitas efektas būdavo su tais vadinamais wunderkindais. Tai šiek tiek trumpai pasakysiu. Anais laikais. Wunderkindas tai buvo ypatingų gabumų vaikas. Ir jis auga tokio visuotino dėmesio atmosferų. Visi jį globoja, visi jo žavisi. Ir jis baigė mokyklą, dar paskui aukštąją baigė su to dėmesiu ir išmetamas į gyvenimą. O ten niekas jo nebesižavi. Priešingai, ten jis visiems jau kliudo su savo gabumais. Ir aš nenoriu pavardžių minėti, bet yra jums puikiai žinomi Lietuvoje labai garsų žmonės, kurie buvo tais wunderkindais ir jie pasitraukė iš gyvenimo, nesugebėjo paskui rasti savo vietą. Nes vienas dalykas, kai visi tavim žavisi, o paskui, kai tau 24 metai ir turi pats jau šitam gyvenime kapotis, o įgūdžių nėra. Tai vat visus mūsų vaikus dabar ruošia va taip. Ir juos išleidžia į gyvenimą, visiškai nepaaiškinę, kas ten bus. O dabar turbūt sutiksit, jūs gal mama? Tai jūs turbūt sutiksit, kad vaikas turi turėti teises, pareigas, o pareigos be bausmių neįmanoma. O jeigu mes šiandieną vaiko negalim visiškai niekai bausti, kaip mes tada jį suvaldysim? Ir išauga, kitą pasakysiu įdomų dalyką. Švedija. Reali istorija. Sėskit, nestovėkit. Reali istorija. Kalba švedas. Jisai pusiau švedas, pusiau rusas. Dėl to aš švediškai nesuprantu, jis ten rusiškai pasakoja. Jis pusiau švedas, pusiau rusas. Sako, kas atsitinka? Švedijos visuomenė yra susvetimėjusi, vaikai savo, tėvai savo, seneliai savo.
Kadangi bet nėra to bendro ryšio, plus tėvai bijo tam vaikui kažką ir pasakyti jau dabar. Ir dabar žiūrėkit, kas gaunasi. O šalia Stokholme yra musulmonų bendruomenė. Ir jinai gyvena pagal savo įpročius. Kolektyvas, šeima, grupė. Ir sako, ir aš pradėjau linkti ten. Ir švedukai, jau yra, jis sako, aš jau pastebiu tendenciją. Švedai, tikriausiai švedai, eina pas tos musulmonus, nes ten jis pakliūna į saugesnę, ten yra kolektyvas. O čia visi individualistai. O jūs turbūt sutiksit, kad kolektyvas visada įveiks individualistą. Visada įveiks. Tai dabar grįžkime į Europos Sąjungą. Europos Sąjunga propaguoja individualistinę pasaulėžiūrą, o tie pabėgėliai tai ateina kaip kolektyvas. Ar ne? Kas nugalės? Abejonių nėra, kas nugalės. Tai užtat mes ir sakom, pabėgėlių klausimas yra fundamentalios svarbos. Ir jeigu jų čia ateis 14 000, galas Lietuvai. Galas. O šiandieną mes dar galim šito neleisti. Galiu užduoti labai svarbų klausimą, o šiai dienai koreguoju. Bet šiai dienai, o ne... Paskelbta kiaulių maro epidemija. Kiaulių maras plinta tiesioginio kontakto būdu, jeigu ten serganti kiaulė arba šernas paliečia sveiką kiaulę ir virusas perėja. Jisai neplinta kaip juodligė ten 100 km oro lašeliniu būdu. Bet mūsų veterinarijos funkcionieriai sugalvojo, kad nerealius reikalavimus. Ir dabar baigia išdaužyti, išpjauti totaliai nasmėt visas kiaulės iš padėti augintojų. Kai tuo tarpu po vieną, po 2 kiaulės laikant žmogui laikytis tų priemonių yra daug lengviau apsaugoti gyvulius negu laikant 10 000 gyvulių. Klausimo esmė tokia, kaip planuojama veterinarijos tarnyba biškį nuleisti ant žemės, nes jie dabar tą genocidą. Aš supratau problemą, bet dabar jūs išgirskit, ką aš pasakysiu. Sėdi žmogus, kuris gyvenime nei vienos kiaulės nėra užauginęs. Ir dabar aš imsiu ir jums atsakysiu kategoriškai, žinai, ar čia taip reikia, ar taip reikia. Nu tai aš būsiu, jūsų akise aš turėčiau būti durniaus vietoj. Aš nežinau atsakymą, aš turiu pasiaiškinti, išklausyti abi pusės, išklausyti vienų argumentus, kitų argumentus. O taip jums pasakyti, ar jie teisūs, taip pat kaip su vakcinacija vaikų. Taip, be abejo, aš suprantu. Aš tikiu, kad tame yra žlugdoma konkurencija. Tai aš galėčiau dabar turbūt ministrės biurokratinės, valdžių ministrės, kad aš džiaugiuosi, kad jūs šiandien. Pavyzdžiui, dar anksčiau įpareigoja žmonės tas kiaulės šert sertifikuotais pašarais. Jeigu tu nori tą kiaulę auginti pardavimui, tu turi šert sertifikuotais pašarais. Ir sienų pats negali pasigaminti. Taip, o prie šitą tai mes kategoriškai, nes tas... Juos parodyti, kad jie suprastų, kad jie paskutinis šansas. Tarp kitko, šitoj vietoje aš norėčiau jūs papildyti. Iš tikrųjų, būsimi 4 metų Lietuvoje didžia dalim bus, fundamentaliai svarbus. Nes spręsis Europos Sąjungos klausimas, pabėgėlių klausimas, galimų karinio konflikto klausimas. Ir mes po 4 metų galim gyventi visiškai kitoj valstybei. Ir itin svarbu, kas bus tie, kurie ten kels rankas. Itin svarbu. Tai ką aš tam galėsiu? Kad šiandien mes gal ne viską suprantame, bet imkime dirbti. Kaip tiem sunku nuo sofų, žinot, miškų pasikelt, aišku, televizorius galbūt laidos nepamatysime. Bet darbas tai mūsų visai Lietuvai. Mano vaikam, mano vaikų, man labai svarbu. Nes kad jeigu šiandien mes jų neįsirinksim, tai toliau tikrai galim po 20 metų sakyti, kad Lietuva nebebus ištuštės. Bet atvažiuos kažkokia... Ko gero antro šanso nebebus. Žmonės atsisės į mūsų vietas ir labai sėkmingai žmonės sėkmingai. Taip kaip Izraelis panašiai. Mes vos surinkom užstatui. Žinot, kokie užstatai? 7,5 tūkstančio eurų už sąrašą, 750 eurų garantija už kiekvieną žmogų ir mums pinigų niekas mūsų neremia. Tai čia ir yra visas reikalas. O sisteminės partijos gauna iš valstybės
Ir jie nuklijuoja visą Lietuvą plakatais, jie nuperka televizijos laidas. Viskas yra taip sureguliuota, kad žmogus gali aukoti tik 10% savo praeitų metų pajamų. Tai įsivaizduokit, kiek čia mes uždirbam per metus, kiek? 10 000 eurų, ar ne? Tai tu gali tik 1000 eurų paaukoti. Tai vos sutelpi į užstatą. Viskas yra taip gražiai susukta tų sisteminių partijų, kad niekas naujas nepraeitų. O žiūrėkit, televizijoje susitarė tarp savęs diskutuoti, visa žiniasklaida mūsų ignoruoja, lyg mūsų ir nebūtų, ar ne? Nors, kaip sakiau, yra šimtai video mano, o jie apsimeta, kad manęs nėra, nors nei vienas iš jų šito padaryti, nei iš tolo negalėtų nieko panašaus. Dabar pinigais irgi iš valstybės gaunam, mes jų neturim. Ir taip toliau. Taip, ir pabaigai. Ir dėl ko vėl grįžtam, ką ir jūs šnekat, ir ką jūs šnekat, yra vienintelis būdas pramušti šitą sieną, tai jūsų pastangos. Ir rinkiminė sąskaita gali ir ne partijos narys. Bet jeigu pajamų nedeklaravo, tik 12 eurų. Jeigu pajamų taip, tik 12 eurų. Norit daugiau, turi deklaruoti pajamas. Dabar, reiškia, kaimynė Lenkija, Europos Sąjungoje, tokios straipsnio niekur akto neturi. Lenkijos įstatymai yra geriausi. Neteisus. Visų valstybių įstatymai yra antriniai pagal Briuselio įstatymą. Visų. Nereikia, aš žinau Lenkiją ko puikiausiai. Jūs neišgirdot, ką aš kalbėjau. Aš jau atsakiau į šitą klausimą. O dėl įstatymų viršenybės. Visų ES valstybių atžvilgių Briuselio įstatymai yra viršesni. Ir šiandieną Vokietijoje yra lygiai tokios pačios partijos kaip pas mus, kurios lygiai tos pačius klausimus kelia, kad Vokietija yra nesuvereni, kad neturi savo muitų, neturi savo pinigų ir taip toliau. Net ir Vokietijos įstatymai yra antriniai. Ir dabar jums puikiai iliustruoja Airijos ir Apple šitas konfliktas, šita situacija. Briuselis liepia Apple sumokėti mokesčius Airijos valstybei, nors Airiai nenori. O Briuselis liepia, nes pagal, kada stoja Europos Sąjunga, įsipareigoja klausyti Briuselio. Nesvarbu, kas ten kur parašyta, o kad konstitucijoje pas mus išliko nepriklausoma valstybė, tai yra tas nonsensas. Galų gale tas nieko nekeičia. Yra tas konfliktas visoje Europos Sąjungoje tarp valstybių teisės ir Briuselio teisės. Iš čia ir kyla tie konfliktai šiandien Europos Sąjungos viduje. Kadangi Briuselis nori valdyti, nesvarbu, kas dar. Bet visi tie, kurie norėtumėt prisidėti, pasilikit. Ir mes pabandysim tada kažkaip kontaktus užfiksuoti ir žiūrėsim, ką galima padaryti. Gerai? Jeigu nors iki Kryžkalnių galim nueiti kartu, tai eikim, o paskui išsivaikščiosim. Paskui būkim protingi, kada jau bus. O tai dažnas kritikuoja, nes sako, tu nuo Kryžkalnių eisi ten, o man ten. Tai palauk, tai nors iki Kryžkalnių nuėjom kartu. Gerai, dėkui visiems. Gerai, ačiū visiems, kad buvo.